Labas rytas, o gal pas jūs jau ir diena? Ir aš, Ilona Juciūtė, sveikinasi šį kartą ne iš Maisto klubo virtuvės, o tiesiai iš pajūrio. Ir labai noriu padėkoti, kad visa Maisto klubo kūrybinė komanda susikrovė krepšius ir atvažiavom čia. Ir tarp mūsų nėra kūrybos vadovo, tai linkėjimai Jonai tiesiai jum į ofisą. Taigi šiandieną aš noriu jums parodyti, kaip labai greitai pasigaminti meksikietišką užkandį patiekalą takos, kuris yra gaminamas iš kvietinių ir kukurūzinių tortilijų ir kokio tik norit mėgstamiausio įdaro. Taigi namuose viską susipjaustot, susitvarkot į indelius ir į gamtą. Taigi mano įdarai: turiu vištienos filyčių mažyčių, tigrinių krevečių, mėlynos salotos, paprikos, mango majo padažo, mėlyno svogūno, pomidoro feto sūrio, aisbergo salotos, petražolių, laimas, apelsinas, druska, pipirai, prieskoniai ir tortilijos. Taigi žarijos jau paruoštos ir aš skubu marinuoti paukštieną. Kadangi esam gamtoje, nieko čia labai ypatingo neruošiu, taigi tiesiog paprasčiausiai druska, pipirai, paukštienos prieskoniai. Ir dar aš noriu įspausti apelsino sulčių, kad apelsinais kvepėtų vištieną. Palieku marinuotis apie 20 minučių. Lygiai taip pat pasimarinuosiu ir tigrinės krevetės. Tai padarysim su dviem įdariukais. Vienas bus paukštienos, kitas bus su krevetėm, druska ir pipirai. Viskas. Taip, gražuolės paruoštos. Žarijos jau tinkamos kepimui. Ir aš dabar turbūt pradėsiu nuo kvietinių tortilijų. Jas reikėtų šiek tiek apkepinti, kad jos sušiltų. Taip, tortilija paruošta, dabar vištienos filė sudedam ant grotelių. Rinkausi vidinę plonytę filę, kad nereikėtų ilgai alkaniem laukti, kada jį iškeps. Taip. Uždengiam. Dedam kep. Opa. Ir galiu eiti į jūrą pabraidyti. Taip, vištieną iškepė. Aš ją dabar išimsiu ir pakepsim krevetės. Kvepia labai skanus dūmelis čia mum. Ir dabar sudedu krevetės, irgi pakepsim, kol taps gražios rausvos spalvos. Opa. Taip, o kol krevetės keps, aš noriu pasiruošti feto sūrį, į kurį subersiu šiek tiek petražolių ir įtarkuosiu laimo žievelės ir įspausiu šiek tiek sulčių. Kaip čia skanu viskas bus. Ir dabar ką aš galiu, kol čia jos dar man raudonuoja ir kaitinasi, aš galiu susipjaustyti ar susiplėšyti vištieną. Svarbiausia vištienos neperkepti. Taip, krevetės paruoštos, iškeptos, rožinės, gražuolės. Taip, dabar mes jas išlukštensim. Galvučių mum nereikia, kojelės į šoną. Op. Taip, ir krevetėse reikėtų išvalyti nugarėliai, yra va toksai va. Reikėtų pašalinti tą nešvarumą tokį. Čik, 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 viskas. Taip. Krevetytės, aš jas pasmulkinu. Taip, susmulkinom. Aš dar šiek tiek apšlakstysiu laimo sultim. Ir kas labai patogu, gamtoje gaminant šį patiekalą, kad nereikia jokių šaukštų, šakučių ir tiesiog kalnas servetėlių, skanių įdarų ir paplotėliai. Taigi, dedu aisbergo šiek tiek pomidoriukų, paprikos, mėlynos salotos, krevetės riebiai, feto sūriuko ir iš karto dedu į lėkštę. Sekantį galiu daryti su kvietinė tortilija. Ištepam blyną. Vėl pirmiausia salotos mėgiamos. Dėl spalvos mėlynos salotos, vištiena, paprikos, pomidoriuko, svogūniuko,
šiek tiek fetos. Čia būtų labai skanu jalapeno pipiro. Galite patiekti ir taip, galite persmeigti smeigtuku. Krevečių, pomidoriukų, fetos sūrio ir petražolės. Taip. Taigi improvizuokite, gaminkite, gražios jums vasaros, atvažiuokit prie jūros ir šilčiausi linkėjimai. Skanaus ir iki kitų kartų.